Sveiki krepšinio gerbėjai, pašėriau antis, o dabar jūs pamaitinsiu Nostra regionų krepšinio lygos apžvalgą. Taigi lygoje įsibėgėjo ketvirtfinalio etapas, vyksta įnirtingos kovos dėl vietos finalo ketvirtį. Arčiausiai jo dabar atsidūrė Prienų Tikodenta, kuri serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja prieš Gargždų komandą. Nors reguliariajame sezone šie klubai pasidalijo po pergalę, bet dabar Tikodenta įgijo dievišką sportinę formą ir abukart išgirgždino taip Gargždų gynybą, jog triumfavo dviženklių skirtumų. Na, o visose kitose ketvirtfinalio porose rezultatas yra lygus 1-1. Tvirtą stuburą pademonstravo Širvintų krepšininkai, kurie namie po 3 kėlinių 7 taškais atsiliko nuo lyderių taurės čempiono Klaipėdos LCC universiteto. Tačiau šeimininkai paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti 23-12 ir triumfavo 4 taškais. Tuo labai pradžiugino žavėją Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę. Tiesiog spindėjo Darius Tarvydas, kuris pelnė 31 tašką ir sukaupė net 39 naudingumo balus. Reguliariajame sezone alkani pergalių buvo Tauragės vyrai. Tačiau jie tiesiog pagirtinai kaunasi ketvirtfinalyje. Tauragiškiai pirmajame etape buvo tik 9 vietoje, o Birštono Milasta laimėjo reguliarųjį sezoną. Ir dabar serijos rezultatas 1-1. Tauragiškiai Milastą paklupdė dramatiškai per pratęsimą. Iki jo pabaigos likus žaisti 1 sekundę, žudantį tritaškį smeigė Karolis Šarukas. Savo aikštėje VDU komandai nusileidę Šilalės krepšininkai supyko ne juokais. Kaune Lūšis tiesiog sudraskė varžovus 92-65. Artėja kulminacija B divizione, ten paaiškėjo visi finalų dalyviai. Į didįjį finalą iškopė Vilniaus rajono KK ir Trakų komandos. Trakų krepšininkai pusfinalio serijoje nuskausmino Radviliškį 2-0, o Vilniaus rajono ekipa tokiu pat santykiu palaužė Jonavos klubą. Taigi dėl 3 vietos santykius išsiaiškins Jonavos ir Radviliškio krepšininkai. B diviziono finalai vyks balandžio 26 dieną Pakruojyje. Šventė ten prasidės jau balandžio 23. Vyks paroda, filmo peržiūra, taip pat 3x3 varžybos. Kviečiu visus atvykti į Pakruojį ir aš ten būsiu. Galėsim išlenkti šio krašto nealkoholinio lučio, gal ir kokio kompoto gramuką padarysim. Taigi iki susimatymo.